Reikia pripažinti, kad šiųmetinis sezonas buvo kupinas atradimų ir naujų patirčių. Įsigyta platforma, papildytas meškerių arsenalas, išbandyti nauji jaukai, imtasi įvairių taktinių naujovų ir eksperimentų žūklėse. Pirmasis platformos krikštas, o drauge ir sezono atidarymas įvyko Kauno mariose ties Gastilonio atodanga su klubo bičiuliais Giedriumi ir Nerijum. Nors tuokart mano laimikis buvo daugiau nei skurdus, tačiau pozityvių emocijų ir naujų potyrių buvo išties daug. Prasidėjus atviro vandens sezonui natūraliai padaugėjo mūsų vizitų prie vandens. Vienas jų – susibėgimas Darsūniškyje ir bandymas pasišpaguoti gaudant tandemu. Tuokart laimikio būta kiek gausesnio. Gendantis automobiliai, miesto kamščiai ir status Kauno marių pakrančių šlaitai nesustabdė mudviejų su Richardu pasiruošimo artėjančioms klubo varžyboms. Tuokart pagaudyta išties smagiai. Pačios varžybos taipogi nuteikė pozityviai, kadangi palyginti nuo pernai esama šiokio tokio progreso, užimta 3. vieta. Bet kuriuo atveju svarbiausia ne tai, o smagus ir pozityvių emocijų kupinas klubo narių susitikimas. Pavasarį ir vasarą būta ir trumpų išbėgimų prie gimtojo krašto vandenų su spiningu ar museline rankose. Iki šiol nepasimiršta ir naktinės klajonės Panemunės ir Kauno krantais ieškant naujų vietų. Tuokart viskas pasibaigė visai solidžių laimikių Kapitoniškėse. Jei reikėtų nusakyti pagrindinį šios vasaros leitmotyvą, tai galima būtų 3 kart pakartoti – Neveronys, Neveronys, Neveronys. Ten pat sugautas ir didžiausias metų laimikis, pagerintas asmeninis rekordas – 31 karšis. Tiesa, vasarą mano žvejybinį arsenalą papildė pedanas, kurio krikštas buvo paženklintas taip pat visai neblogų laimikių. Įsimintino žvejybinių požiūrių ir šiųmetinės atostogos Juodkrantėje.
Ruduo taip pat nebuvo nei šykštus, nei nuobodus fiderinės žūklės fanams. Aš taip pat nebuvau išimtis, nors žūklės sąlygos kai kada buvo sunkesnės, bet dėl to žūklė tapo tik įdomesnė. Bene ryškiausias rudens etapo akcentas savaime suprantama klubo varžybose, kuriuose pavyko palypėti dar vienu laipteliu aukščiau, užimta antroji vieta. Na ir baigiamasis metų akcentas – baigiamoji sezono žūklė su geriausiu bičiuliu ir treniruočių kompanjonu Richardu. Belieka pasidžiaugti bei palinkėti visiems, kad kitas fiderinės žūklės sezonas būtų dar įdomesnis ir gausesnis laimikių. Iki susitikimų prie vandens.